Tai labas vakaras, sveikus. Sveiki. Sveiki. Šį kartą vėl turim svečių pagaliau. Žodžiu, mūsų šio sezono visi podcastai su svečiais labai tuo džiaugiamės. Tai gal galėsiu trumpai prisistatyti, kas tokios būsit, kad žiūrovai irgi žinotų. Tai mes... Gastroenterologės esam. Taip, gastroenterologės. Gabrielė. Vaida. Gerai. Labai smagu, kad šiandien turim viešnių, nes šiandien tokia, sakykime, labai populiari tema. Tai Aš labai jos laukiau, iš tikrųjų. Taip. Aš jos labai norėjau, Ieva po to irgi užsimanė. Jo, tai bus labai įdomu pasižiūrėti iš skirtingų kampų, nes dabar čia visi taip iš tų vakarėlių gyvenimų vis atsigrėžiam labiau į tą sveikatos pusę. Tai vat įdomu bus pasižiūrėti, kaip čia kas vyksta. Raimondai, jau čia tavo tiek laukta tema, prašom. Taip, ir aišku, tas longevity trendas man irgi labai aktualus, o šiaip aš savo aplinkoje tiesiog čia turbūt perkopus 30 pas daugelį ateina ta dalis, kur labai daug žmonių iš vakarėlių pereina į sveiką gyvenimo būdą, tai ar jūs irgi šitai pastebit, ar čia tik mano socialinio burbulo problema? Nu, pastebim turbūt, nežinau, tai tose pačiose socialiniuose tinkluose irgi tą patį pastebim. Nežinau, iš klinikinės praktikos ant pacientų ar pastebim. Šiaip yra, kad pastebim. Šiaip net ne tai, kad pereina, bet jaunesnė karta, kurie ateina, jie jau šiek tiek nueina nuo tų vakarėlių. Ateina tokie. Ateina jau tokie. Yra, aišku, ir tų, kurie, mūsų kartos, mes, kai matom pacientus, negalima atsakyti tiksliai, kaip jie iki tol gyvendavo, bet kad kažkoks persivertimas yra, tai, matom šitą dalyką. Matom. O aš dar pastebėjusi esu ir tą momentą, jog kai kurie bando persiverst, bet vis tiek čia šiokiadieniais labai sveiki, o savaitgaliais labai vakarėliai vėl grįžta. Tai gal tiesiog čia praktiškai galėtumėt parekomenduoti ir pasakyti, kodėl taip negerai daryti, ar kaip tik čia gerai, nereikia savęs įsprausti į rėmus, galbūt nežinau. Žinai, viskas yra su saiku, turi būti šitas dalykas. Negali būti taip, kad visą savaitę laikiausi disciplinos ir viskas buvo, o savaitgalį jau tada nusiroviau, pasileidau plaukus ir į visas pusės. Taip ir pramiriau savaitgalį. Nebūtinai pamiriau. Galima ir ilgiau, gali būti čia. Bet, kaip tu man? Balansas turbūt turi būti visame kame, bet jeigu jau visą savaitę bent jau viskas gerai, o prieš tai buvo visą savaitę viskas blogai, apart, skaitant ir savaitgalius, tai bent jau reikia pasidžiaugti, kad savaitę bent jau gerai buvo. Tai vat gal į šitą pusę galim pasižiūrėti tada, pavyzdžiui, kaip žmonės ypač bando persiverst, tai ar tai negali tapti tiesiog savęs alinimu, kai tu savo įkaliai galvą, kad aš čia turiu pasikeisti, bet iš tikrųjų tos sąmoningos pusės gal dar ne visai yra ir lyg ir savaitgalį pasileidžiu plaukus ir atitrūkstu, nebenoriu sugrįžti tai kur tas sveikas balansas tarp visiškai to sveiko gyvenimo būdo, bet atradimo dar ir tų pertraukų ir savęs alinimo? Geras toks klausimas. Šiaip geras klausimas. Ta balansą labai, man atrodo, sunku yra nusakyti kiekvienam, koks tas balansas turėtų būti. Ten gal man, pavyzdžiui, balansas atrodo, visą ten mėnesį tvarkingai, ne tai, kad tvarkingai, tiesiog man tai tokia rutina yra. Ir paskui gal ten kažkurį vieną savaitgalį kažkur ištrūkti ir man jau čia atrodo, kad mano tas balansas. O kas yra tvarkinga rutina? Tiesiog aš turiu laiką, kada aš einu miegoti, kada keliuosi. Aš kitaip negalėčiau funkcionuoti, man atrodo, šitas dalykas. Aš turiu atsikelti 5:30, nueit miegoti 10 valandą, jeigu aš to nepadarau, aš būnu lavonu, mityba Reikia šiandien greičiau pabaigti, kad spėtų žmogus pamiegoti. Mityba tvarkinga. Čia nėra tas, kad aš užsiciklinau dėl to, kad ten negali kažkokio cheat day pasidaryti. Ir aš net neskaitau, kad tas yra cheat day. Aš užsinoriu burgerio, paskambinu antrai pusiai. Aš nieko nedarysiu šiandien, noriu burgerio, viskas. Ir nebūdi savęs. Ir nebūdi savęs. Aš neturiu kažkokio ten kalorijų skaičiavimo, noriu kažkokio, kad ten dirbtinai pasidaryti kažkokį grafiką, kaip aš dabar ką darysiu ir ko nedarysiu. Tiesiog gyveni, bet gyveni su protu, su sveiku protu, kad aš negaliu kasdien to burgerio valgyti, ne dėl to, kad aš bijau, kad ten aš priaugsiu, bet tiesiog aš negerai jausiuosi.
Man gal truputėlį kita situacija, aš turiu mažą kūdikį, tai man ta miego visi balansai truputėlį įsireguliavę. Bet jo, turbūt reikia savęs ir nebausti, kažkaip neskirstyti ten, kad tai yra geras dalykas, blogas dalykas, ar su maistu, ar su kitais dalykais, bet tiesiog, kad didžiąją dalį, kiek įmanoma, sudarytų geri pasirinkimai, sveikatai palankus pasirinkimai, taip sakykim, o kažkokie tenais nukrypimai ar jau nepalankus, tai čia nėra tragedija, kad jūs ten tą burgerius valgysite, ar nežinau, to vyno taurę ar alaus išgersite, nieko neatsitiks nuo tos vienos taurės ir ne 2 ten savaitgalį ar kada, bet tiesiog, kad didžiąją dalį pasirinkimus darytų sveikatai palankus, kiek įmanoma. Bet žinai, dar reikia žiūrėti, mes iš savo pusės, jeigu reikia žiūrėti ir kokia tavo apskritai sveikata yra. Jeigu tu turi kažkokių lėtinių ligų, o tos lėtinės lygos dabar jaunėja, tai irgi negali nusistatyti savo taisyklės. Gerai, dabar visą savaitę tvarkingai gyvensiu, o savaitgalį jau varu. Irgi šitą negali, turi sverti šitą. Čia nenustatysi, kur yra balansas. Labai individualu čia viskas yra tikrai pagal žmogų. O kaip žmogui suprast, kur yra jo balansas ir kaip, pas kokius čia gydytojus jam ateit, ką pasiskaityti? Tai pirmiausia, jeigu jis turbūt jaučia kažkokius simptomus, tai kreiptis į šeimos gydytoją, tada jisai ten ištiria, nukreipia kažkur, jeigu įtaria kažkokias lėtinės ligas, tai pagal jau jas gyventi iš mūsų, ką mes, apie, jeigu kepenų kažkokios lėtinės ligos yra iš mūsų specialybės, tai vėlgi tas gyvenimo būdas kardinaliai pasikeičia iš esmės, jeigu tai yra kažkokios jau sunkesnės lėtinės, ne kardinaliai, bet ten apribojimų daugiau atsiranda kažkokių. Net ir tas kepenų suriebėjimas. Labai daug kur sako, kad čia visi turi, gyveni kaip gyveni, nieko tokio. Bet iš tikrųjų progresuot gali sukelti rimtas ligas. Ir tas kiekvienas tavo savaitgalį pasileidimas, tą, ką tu visą savaitę darėjai, sugriaus, jeigu tu tą turi. Jeigu neturi jokios lėtinės, pavyzdžiui, iš kepenų pusės ligos, tai gal tai nieko ir nepadarys. Bet aš irgi nemanau, kad reikėtų užsiciklinti ant to, kad visą savaitę dabar laikysiuos vien tik dėl to, kad penktadienį galėčiau patusinti. Taip nereikia. Kokias receptas? Čia, aš manau, taip, kad čia nėra geras dalykas. Aš irgi taip manau. Okay. O einant tada link to longevity dalyko, kaip jūs galite įvardinti? O kaip jūs įvardintumėte tą terminą apskritai, kai lietuviškai ilgamžiškumas, bet kas jį apima? Mes kai važiavom, diskutavom. Kas tas yra ilgamžiškumas? Ir Vaida labai gražiai pasakė, kad... Pakartos. Dabar pakartos. Taip, dabar galvoja apie... Nebeprisimena jo. Kad čia nėra kažkoks naujas dalykas, aš taip manau, kad čia nėra kažkoks naujas dalykas. Aš manau, kad mūsų seneliai, praeitos visos kartos, ne visos, bet praeitų kartų atstovai gyveno labai ritmiškai, kaip mes šnekėjom, ar ne, ir buvo ta miego rutina, net ne rutina, bet tiesiog. Taip, darbas, fizinis aktyvumas, ar net tas smegenų galvos kažkoksai poilsis be telefono, be planšetės, be televizoriaus. Jo, net nebuvo šitų galimybių. Laikas kartu, fizinis aktyvumas, normalus miego režimas, mityba, saikas. Ir aš manau, kad čia buvo labai daug to ilgamžiškumo. O dabar, aišku, apie ką kalba tos socialinės medijos, tai viskas įsiskaito ir taip. Bet yra papildai, ne papildai, bet kažkokie papildomi aspektai labai daug. Tai yra sporto rutinos kažkokios papildai, visi šitie dalykai. Tai tiesiog labai išdidintas, aš taip manau, dalykas. Aš dažnai dabar, tu sakei apie tą rutiną, tai tokį pagalvojau, labai iš vaikystės, aš muzikalkę lankiau, nežinau, kaip muzikos mokyklą. Ir labai daug puoselėdavo, tada, žinai, lietuviškas tas visokios sutartinės ir labai mums istorijas pasakodavo, mėgdavo mokytojo pasakot, kaip čia ateidavo ten seneliai laukuose ten su tom dainom ir aš taip tada tai galvodavau, nesąmonė. Ir dabar, kai žiūri į tą ilgamžiškumą, jeigu, tai čia viena iš tų paslapčių, kodėl jie taip gerai nugyveno tą gyvenimą ir buvo tas, kad jie ėjo į tą darbą su dainom, taip visas tas dienas leisdavo, turėjo, kaip ir Vaida sakė, rutiną, tada keliasi, labai daug fizinio aktyvumo turėdavo. Mes dabar tikrai tiek neturim to aktyvumo. Ir vien tik tos dainos ir ta bendrystė dar labai daug dabar sudarė. Dabar žmonės labai atitoli šiaip yra vieni nuo kitų, kas irgi prisideda, kad kitaip tas organizmas
Mes praėjusį podcastą apie apatiškumą aš nekėjau apskritai. Ir individualizmą, jo, tą žmonių tokį, tai, čia, man atrodo, čia daug kas labai atsiriamia į šitą mūsų ir gyvenimo tempą, streso kiekį, socialinę mediją tą pačią, telefonai ir visa kita, vis tiek, jie vienaip ar kitaip tą įtaką daro, galbūt dabar dėl to mes taip tą longevity ir eskaluojam. Nes anksčiau, tai buvo toks kaip ir savaime suprantamas dalykas, o dabar kažkaip, kai mes to gal neturim ir lyg ir norėtumėm atsigręžti, tai pradeda eskaluoti. Bet kiek tame, pavyzdžiui, yra iš tikrųjų vertės, o kiek tame trendo labiau, pavyzdžiui, žiūrint socialinėje medijoje, ką mes galim matyti apie longevity visus dalykus. Žinai, dalis dalykų tikrai yra trendas padarytas ir... Pavyzdžiui, iš kurios pusės mes tą trendą galėtumėm sakyti, kad čia va trendas ir žmonės atkreipkite dėmesį. Pavyzdžiui, yra daug visokių socialiniai medijoje sukurtų puslapių, kur nežinia, kas už jų stovi. Taip. Ir žmonės seka tuos puslapius, vadovaujasi, o ar jie yra pagrįsti kažkuo, tai nieks negali atsakyti. Jums gydyti paskui reikia. Jo, ne tai, kad gal ne visada, bet ateina, pavyzdžiui, daug suklaidintų, prisiskaitę, aš ten mačiau, o kur mes tai taip išmokyti, kad už kiekvieną faktą turi pagrįstumas ir literatūros šaltinis stovėti. Ir ne šiaip literatūros, bet, kuris yra tikrai kokybiškas. Taip. Tai va šitas dalykas, kas dar ten iš tų trendų. Daug yra įvairių jų dabar ir vis kūrėsi vienas, nekūrėsi, išlenda vienas gal po kito. Įvairios ten terapijos, kokios gali būti skiriamos, ten papildų krūvos. Badavimai visi. Badavimai ir nuo panašiai. visų ligų išgydyti, nuo A iki Z. Bet čia buvo ir... Buvo dar, kai ir nebuvo socialinių medijų. Bet dabar labai gera terpė atsirado tiesiog, tai prasme, Iš tikrųjų, čia daug kas ir badauja, ir išbandinėja visokias terapijas skirtingas, ir kartais man tai šarlatanizmiškai atrodo. Taip, bet tikrai yra tų dalykų, ta prasme, kurie nėra ten visiškai niekai patvirtinti, ten visokie žarnyno valymai, klizmavimai, žarnyno šluotos. Ta prasme, Nebandai dar jie? Bet, pavyzdžiui, man atrodo, kad pati didžiausia terpė, kas leido šitam išbujot, tai du dalykai yra socialinės medijos ir kritinio mąstymo nebuvimas. Arba nenorėjimas mąstyti. Arba nenorėjimas jo mąstyti. Nes, pavyzdžiui, tu atsimeni, buvo proto Pemzas podcast'o. Atsiprašau, kad podcast'e. Buvo vienas epizodas apie lietuvių influencerius. Neklausytų tą? Ne, neklausiau. Buvo vienas apie lietuvių influencerius. Aš galvoju, įdomu, ką jie čia pasakos. Ir jie pasakoja apie 3 asmenybės. Aš dabar tikrai neatsimenu. Aš neatsimenu, kokias asmenybės, bet esmė, kad vienas prie Manhattano prisidėjo projekto, kitas iš Utenos kilęs vyras, kuris prie defibriliatorius prisidėjo, ir tada viena moteris buvo, kurios neigiamas influence buvo, jinai apie net ne apie žaliavalgystę, apie, man atrodo, daigų, ten sulčių gėrimą, ar kaip išgelbės nuo mirtinų lygų, ir va, kad šitą jinai pasak. Tai čia jau senai buvo šitie dalykai, tik dabar jie turi terpę labai didelę terpę skleisti. Gerai, bet pavyzdžiui, jau būnant jaunam žmogui, ta prasme, to kritinio mąstymo gal ne visada tu jį pasveri ir ne visada nori pasverti. Bet ir vyresni, man atrodo, labai stukoja, žinai. Taip, ta prasme, bet, pradėkim nuo jaunų žmonių, kaip, pavyzdžiui, scrollinant feedą, neužsikabint. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, gal yra kažkoks bent jau minimalus tipsas, kaip gali atskirti, kuo gali pasitikėti ir kuo ne. Aš tai manau, kad pavyzdžiui, jeigu mitybą kalba eina ir yra labai daug tikrai tų tokių puslapių ar žmonių, kurie neturi jokio medicininio išsilavinimo ir, pavyzdžiui, siūlo sukurti kažkokius mitybos planus, kur ten neteks labai daug svorio ar kažkas. Tiesiog visai ką galima pasižiūrėti, ar tas žmogus turi licenciją galų gale dietologo, kas yra gydytojas, kurio darbas yra tai iš esmės jo, ir kuris yra specialistas, tai galima visai ką pasitikrinti labai paprastai, ar tai žmogus turi licenciją, ar tai yra dietologas, ar tai yra dietistas, ar tai yra tiesiog kažkoks žmogus, kuris
nežinau, pasiskaitė ChatGPT ir ten sukuria tau kažkokį, nu tikrai, jo, paustus ar tenais. Arba vien tik savo pavyzdžių vadovaujasi ir veiks visiems. Kur ten maistingumo kokio nėra ar kažkas, bet tai aišku, jeigu tu valgys ten kokius 1000 kalorijų, nu, tai tu nukristų tas svoris, bet ar tai yra, nu... Ar tau tai tinka dar vienas dalykas, kiekvienas individualiai turėtų į šitą kelionę eiti. Tai vis tiek ten turbūt yra vardas, pavardė ar kažkas, bent jau, nu, tai netingė turbūt prasigūglint galų galėtų žmonės, kas tai per žmogus, nu ką jisai iš viso turi su sveika gyvensina, su, nežinau, ten, ką jisai šneka, ta prasme, susijusią, ką turi su tuo. Tai čia toks paprastas, gal, nu, toks pirmas žingsnis paprastas pakankamai, ką beveik kiekvienas gali pasidaryti. Žinai, tu eini pas gydytoją, pasiskaitai komentarus, eini pas ten kosmetologo komentarus, pasižiūri, mašiną vežį tvarkyti, pasižiūri, kas čia, nu visur gali atsiliepimus pasiskaityti. Tai tu, nu, nekiaurai. Dažniausiai tave užkabina, kai skrolini, gražus kažkoks, nu kažkas, turi vizualas kažkoks. Bet, nu, tu atkreip dėmesį, kaip ta žmogus šneka. Ir, nu, kaip Vaida sako, ar jis turi kažkokį išsilavinimą ar neturi išsilavinimo. Kiekvienas vis tiek savo srities specialistas, jeigu jis kūrė kažkokį turinį, tai jis atsakingai kūrė ir tikrai pagrįstai kūrė. Jeigu ten tiesiog, nu, vat, šiandien atsikėliau ir šiandien nusprendžiau, kad būsiu gyvenimo būdo specialistas. Tai negerai, nu. Taip. Ir šiaip reikėtų nustoti skrolinti, knygas pradėti. Arba būti šiaip su šeima ar draugais. Čia gal šiaip irgi toks geras tipsas, kaip neužsikabinti, tiesiog neskrolint. Bendrauk su žmonėm gyvai. Jeigu nenori bendrauti, knygas skaityk. Nu, taip. Paprasčiausias tips. Tai tą patį filmą pažiūrėk, nu, ta prasme, bus tau daugiau gal kažkokios, negu vien ten, nežinau, rėlusų žiūrėti. Tik to, kad. Tik tokus. Matai, labai užkabina. Tu pagauni, tą greit dopaminą gauni ir tau atrodo, kad čia greitai tą pasitenkinimą gausi ir tada kartais net nefiltruoji, ką skrolini būna. Nori gyventi amžinai, sveikai ir kokybiškai. Na, mes šiaip atrado 5 minutės ir žiūriu valandą. O tai gal mes galim kažkokius įvardinti mokslų gal grįstus faktus, kurie vat tą longevity sueitų, arba bent jau sritis, kurios apima tą sritį tiesiog, bendrai. Per platų klausimą uždavimą, ne? Aha. Nu, ta prasme... Gerai, galim iškirpti. Mes nieko nekarpum. Ta prasme, man tiesiog norėtųsi užfiksuoti, kad į longevity dalį kas įeina iš principo, kad tai turėtų būti ten, tarkim, sportas, mityba, mindfulness kažkas, kas dar tai turėtų būti. Ar tai turi būti ir papildai? Realiai viską pasakai. Miegas dar turbūt. Miegas šitų toksai, jo. Kokybiškas. Mes turėjom paskaitą, žinok, apie miegą. Teisinga. Jo, turėjom paskaitą apie miegą ir dėstė mum, kada yra kokybiškas miegas ir kaip su amžiumi jis keičiasi. Papasakokit. Labai daug ir tos, nu, miego higienos mes neturim gal geros, neįsivedinam kambarą, turimgi neturėti pagal viską, jeigu norim gerai miegoti. Jokio ekrano šone kambarį, kiek iš jūsų, gerai, turite televizorius kambarį? Ne. Aš turiu, bet mes nežiūrim. Irgi yra, bet... Mes net specifiškai... Yra? Ne, mes specialiai kūrėm miegamą taip, kad nebūtų. Nu, kad aš specialiai irgi dėjau spintą ir sakiau, nebus čia telikų. Išsimiegoti, išsivedinti kambarį, eiti tam tikrų laiku, ten susikurti savo ritualą turi tam, kad išsimiegotum gerai. Tai kiek ten tų valandų reikia, kad išsimiegotum? O čia kiekvienam skirtingai. Kiekvienam skirtingai. Su amžiumi mažėja. Ir prieš tai nelabai būtų. Ne, bet kad gerai jaustumės. Bet jo, vienas iš tų miegas. Jo, tai mityba, fizinis aktyvumas. Gerai, tai dar palėtėm tuos papildus. Aš pati tai tikrai savo aplinkoju dėl papildų, tai tikrai labai daug girdėjau nuo apskritai, kad reikia, iki tiesiog kuriančių, dirbančių būtent chemijos srity. Tai klausimas, aišku, kiek ten jų ta rinka išvys iš principo, bet gal jūs galit papasakot, matyt, susidūrėt, kokie dabar tie papildai apskritai vyrauja ir kurie yra labai didžiulis blogis, o kuriuos galėtumėm užsakaityti kaip galbūt ir seniai žinomus, kažkoks natūraliais būdais grįstus. Tai
kažkaip šitoj vietoje irgi tą tiesą paieškot gal galim. Nu gal, aš tai galvoju, nereikia taip ir skirstyti, kad didžiulis kažkoks blogis ar kažkaip. Čia labai tokia plati tema iš esmės ir vat, mes irgi prieš tai labai daug šnekėjom. Tai yra tam tikri papildai, kurie yra jau senai ištirti, kurie... Pavyzdžiui, omega. Jo, omega-3 riebiosios rūgštys, tai turi tikrai ten širdies ir kraujagyslių ligom prevenciškai veikia kepenų suriebėjimui, taip pat ten... Smegenų veiklai. Jo, bet turbūt visą laiką reikia, jeigu vartojat jau papildą ir nusprendi, kad vartosi papildą, reikia žinot, kodėl tu jį vartoji ir ką tu vartoji tiksliai, man taip atrodo. Ir iš kur tu perki. Ir ar tau reikia? Ir ar tau reikia, jo. Ar tikrai reikia. Aš tai dabar matau, tiesiog, kai ateina į polikliniką daug pacientų ir jau, įvairaus amžiaus būna, kad ateina, tai krūva būna papildų, atsineša tokį sąrašą būna, kad tiek papildų vartoju. Ir kaip Vaida sako, kam tau jų reikia? Nė vienas negali atsakyti, kam. Ar valgai, ar tik papildus geri klausimas. Jo, bet remiasi, yragi tas vyras, kur čia, aš nežinau vardą ir pavardės, tikrai nepasakysiu, kur ilgamžiškumo. Kur Netflix'o buvo serialas. Aha, kur Netflix'o buvo serialas, kur kiek jis ten 20 kelias tabletės yra tų papildų. Realiai pusė dalykų tu gali su maistu gauti. Tiesiog pasigamink tvarkingai, žinok, kur nusipirkti maistą, kad būtų kokybiškas ir gali tikrai didžiąją dalį gauti su maistu. Tai labai Vaida teisingai sako, nežino, dėl ko reikia. Geria kaimynė, ten, tai ir aš gersiu, tada ko aš prastesnė, aš irgi galiu nusipirkti tokį pat. Tai kai kurių nereikia, kai kurie miksai papildų gali būti ir toksiški, gali ir kepenų pažeidimo sukelt. Ypač dabar labai populiarios visas tos ašvagandos, ciberžolės ir panašiai. Ašvaganda tikrai hepatotoksinė. Taip. Ir miksas jų irgi hepatotoksiškai gali veikti. Tai nepagalvoja tiesiog, ateina su padidintais fermentais, bandai įrodyti, kad čia dėl gerit papildus, kam jums jų reikia, kepenim išvalyti. O jie dar labiau pakenkia. Ir vis tiek geria, nes kažkur perskaitė, pamatė internete, pamatė story, pasakė kaimynė ten ir panašiai. Nepagrįstas, tas vartojimas yra papildų. Kaip ir Vaida sako, papildas, jis turi būti vartojimas tada, kada reikia ir kada jis tau duos naudą ir kada žinai, dėl ko tu jį vartosi. O kaip ta kita pusė žmonių, kuriems kaip ir reikėtų ir gydytojas skiria ir sako, ne, čia nesąmonė, aš tikrai negersiu, aš netikiu papildais. Oi. Sunki grupė. Jo. Nuo ko čia pradėjus? Ir atsakė. Tai atvira tavo. Nežinau, tai yra ta grupė tokių žmonių, jie ten tie patys žmonės, kurie ateina su tom pačiom suriebėjusiam kokiam kepenim ar ten kitom kažkokiam metaboliniam dažnai ligom ir kitus sakai, kad viskas priklauso nuo tavęs ir turi gyvenimo būdą ten keisti ar ten kažkokius įpročius. Ne, tiesiog, ne. Padarykit man ką nors, kad man nereiktų keisti. Čia yra pats sunkiausias dalykas, tikrai pats sunkiausias dalykas savo įpročius keisti, iš esmės ten mityba kažką, čia yra, žymiai aišku, lengviau tai kokią tabletę, bet ne papildą. Jo, išgerti. Kai kurie ir sutinka gerti papildus, bet man tai juokingiausia, kai tu pasistengi, surašai tokią ilgą rekomendacijas, ką reikėtų daryti. Ačiū, ateina po metų. Lygiai tas pats darėt ką nors? Ne. Man ir tai blogai daro, ne? Jeigu reikia, pavyzdžiui, žmogui papildų ir jis jų negeria, tai čia yra jo atsakomybė. Tu jo sveikatai bandai pagelbėti. Jeigu jis nenori savo padėti, tai čia nepriversi šitoje vietoje. Svarbiausia gal, kad, papildai dar papildai, bet svarbiausia, kad jie vaistus vartotų, kuriuos tu jiem liepi vartoti. Jo. Čia dar blogiau būna, kur tikrai nevartoji. O jeigu pasiskaitę šalutinis poveikis bus, ir jau viskas. Ašvagandus poveikis. Pasiskaito tokių vaistų, pavyzdžiui, visi nuo cholesterolio vaistų pasiskaito šalutinį poveikį, bet papildų ne.
Man sakė, kad šitie tai pakenks, o šitie tai ne. Tai šitie kepenų fermentus dar labiau didins. Jo, ir neduos cholesterolis. Gerai, o kaip pavyzdžiui, va, tiesiog irgi žmogui statistiniam atskirt ir tuos papildus, tarkim, kas yra tikrai naudinga, nu, pavyzdžiui, net ir kaip paskiria, ne, nu, variacijų yra ganėtinai daug. Kaip atskirt, nu, ką atkreipdėmėsi, gal sudėty jų, ar dar į kažką? Čia, sakyk. Aš tai pirmiausia manau, kad patikimas gamintojas turi būti. Tie papildai turėtų būti įsigijami vaistiniai, ne internete, ypač ne kažkokiose neaiškiose internetiniuose puslapiuose. Ką daug labai matom, kad ateina. Ir... Arba iš klinikos ten, kur gydytojas dirba. Jo. Irgi ten jau bus sertifikuoti. Nu, jie vis tiek bus, ne iš prekystalio, ten Kalvarijų turgai, atsiprašau. Bet šiaip, man atrodo, kad gali visada pasitarti su arba tuo daktaru, kuris skyrė, nes vieniem tu paskiri, pavyzdžiui, papildus, kad reikia vartoti tuos ir tuos. Aha, ačiū, ir išeina. Kiti, gal jūs galit parekomenduoti. Tai mes visada tam ir esam, kad galėtumėm patart, ką mes iš savo patirties žinom, kurie mums tikrai atrodo, vis tiek, beskirdamas, kaip Vaidas sako, išsistudijuoji, pasižiūri, kurie yra geresni. Taip. Kurie kokybiškesni yra ir tai visada gali paklausti, pasakyti. Bet man atrodo, kad geriausia tai vis tiek sertifikuotas ir patvirtintas gamintas. Jo. Gal tada dar irgi galim paakcentuoti tiesiog irgi tikrai svarbius dalykus, ką žmogus tikrai siekdamas vis tiek to ilgamžiškumo, na tikrai be omega rūgščių turėtų dar vartot, pavyzdžiui. Nu, ne tai, kad vartot, gal čia negalima taip sakyti, bet į ką atkreipdėmėsi galbūt, ar tikrai su maistu, tarkim, gauna. Nu, tokio, kad turėtų vartoti, turbūt nėra kažkokio, kad būtinai ten kažkokius tos papildus turi vartoti ar kažką. Aš tai manau iš viso, kad reguliariai darytis kraujo tyrimus, žiūrėti, ar nėra kažkokio trūkumo, tų pačių ten, na, aišku, elektrolitai labai labilus toksai dalykas, bet... Vitaminas D. Vitaminas D, kas turbūt, nu, daugelis mūsų ten tą trūkumą turi, ypač tokių, orų. Nedžiugina anksčiau. Bet labai individualu šiaip iš esmės. Tai žodžiu, darytis bent kas metus kraujo tyrimą ir žiūrėtis. O kraujo tyrimai, ar tiesiog užtenka bendro, ar reikėtų pasigilinti kažkur daugiau? Va, mes šiandien, kalbėjom. Jo, atnešė brošiūrą vienos iš klinikų, kiek kainuoja ten pagal... Ten moters sveikata, ten dar vyro ištyrimas ten ir panašiai. Ten kosminė, ten 500 kažkiek eurų kainuoja tas visas. Nereikia visos tos paletės. Jo, ten būtų tyrimų labai tokių, aš nežinau, ar jie tikrai visi reikalingi yra. Pilnas paketas. Bet nereikia, čia irgi... Vėžio markeriai tie patys, jau tikrai nereikia. Jeigu tu esi... Rizikos grupė. Jeigu rizikos grupė, jo, bet jeigu tu esi sveikas ir tu pasidarai visą paletę vėžio markerių, tai nėra atrankiniai kažkokie tyrimai, kurie tau pasakys, ar tikrai čia tu dabar sergi ar nesergi. O tikrai būna tų pacientų, kur pasidarė ir žmogui kelia stresą labai didelį ir ne visai, kad jie labai gali irgi varijuoti toksai. Rūkai ar nerūkai irgi priklauso, jie didėja. Aš manau, kad bendras kraujas, kepenų fermentai, elektrolitai, vitaminas D, skydliaukė. Va čia tokie, kur kas metus reikėtų pasidaryti. Šiaip pagal šeimos gydytoją, man atrodo, irgi ten tą visą priklauso, tam normų, tam tikri tyrimai priklauso. Ne visi kas metus nueina iki šeimos gydytojų. Tai jo, čia kitas dalykas. Aš manau, kad va čia yra blogis. Perka papildus ten krūvom, bet pas šeimos daktarą nueit pasitart nenueina. Pasidaryk bendrą kraujo tyrimą, pasiskirk laiko. Įsirink šeimos daktarą, su kuriuo tu turi tą compliance tokį ir tada šnekėkis, kad galėtum tikrai kokybiškai vartoti, o ne taip, kad neįsiu, prispirksiu. Pasigydys, savigydė. Aha, va čia didelis minusas. Taip. O jūs pas save dabar aplinkoje, tiesiog iš darbo praktikos, kokias pagrindinės matytumėt ligas ir į ką reikėtų išvis žmonėm atkreipdėmėsi labiausiai turbūt? Arba gal kas paūmėja, kas labiau jaunesniem gal labiau prasidėjo?
Nu, tai tas pats suriebėjimas dabar labai jaunėja, jeigu, pavyzdžiui, ten mūsų senelių tose kartose vyresnėse, to suriebėjimo, man atrodo, iki kokių 50 metų ir nematydavom. Dabar ateina jaunimo daug su suriebėjimais, jūsų kepenų cirozėm, dėl suriebėjimo įsivyščiusiam, mūsų, to pačios kartos žmonių, vien tik dėl to gyvenimo būdo pasikeitimo. Irgi gal dėl šito atsigręžė į tą ilgamžiškumą, nes dalis labai sėsliai pradėjo gyventi, nes tu maistą gali užsisakyti, kad tau į namus atvežtų, viskas tau prieinama, pavyzdžiui, į kiną nebereikia eiti, viską gali pamatyti, realiai tu namie gali susikurti ir gyventi puikiai. Tai tada irgi ratas apsisuka, tada pradeda tos lygos lyst, kurios nebūdavo anksčiau jaunimui. Tas pats diabetas ankstėjo. Visas metabolinis tas sindromas. Paketas, tas visas metabolinių ligų kraujospūdis padėjęs, kuri irgi turbūt anksčiau būdavo vyresnių žmonių daugiau problemų. Dabar kiek mes matom, 30-mečių ateinančių pas mus ten į polikliniką, kurie jau vartoja kažkokius antihipertenzinius vaistus. 3 būna. Jo, tai gerai, kad jie vartoja, viskas tvarkoja, bet tiesiog, kad, ankstėja viskas, tiesiog bendrai. Ir tada vieni gyvena taip sėsliai, o kiti šoka tada į tą ilgamžiškumą ir bando ten kažkur save. Čia irgi savotiškai priklausomybė, aš manau. Šiaip taip. Bet tai ką tada reikia susitvarkyti vis tiek? Miegas, režimas, maistas? Ne tik, irgi kalbėjom, tas pats maisto gaminimas. Ne tai, kad vienas kažkuris atsistoja, ten daro, o kitas ten savo kažko užsiema. Kad tai ritualas kažkoks. Bendrystė ritualas. Pažiūrėkit, kaip italai ten ir tie patys japonai, kiek jie laiko skiria vien tik tam pačiam procesui, kad pasigamint, pasidaryt, kiek jie tos šilumos ir tos šeimos bendrumą turi vien tik kol pasigamina vakarienę. Tas irgi labai didelis yra dalykas. Taip. Kartu kažką daryti, o ne po to ir pasigaminus ten vienas prie teliko, kitas prie kompro ir... Susitiksim savaitgalį. Gera rekomendacija. O dar prie ligų grįžtant, Ieva turi ten klausimą apie ligas. Mūsų amžiaus. Taip, kaip Raimonda laukia šitos temos, taip aš, kai sužinau, kad gastroenterologijas ateina, labai gerai galvoju. Ne, iš tikrųjų, tai toks labai gal irgi bendrinis. Pavyzdžiui, streso sukelti, sakykim, kad ir tie patys skrandžio skausmai, ne? Kada tai iš tikrųjų yra tas toks lengvas, kad tau paskaudėjo ir praėjo, kai tu nusiraminai, o kada jau reikėtų atkreipti dėmesį ir susirūpinti, kad tau jau tikrai yra kažkas negerai? Daktarė Lermo simptomai. Jo, tai reikia turbūt žiūrėti, kiek trunka tas skausmas, jeigu jisai kartojasi, tai turbūt reikia jau kreiptis pas gydytoją, jeigu jis nėra ten kažkoks vienkartinis ar nesuvalgius pakelį čips ir kolą užgerus. Ir yra tie lermos simptomai, kaip mes vadinam, raudonas tas vėliavas, tai aišku, jeigu šalia krenta svoris, jeigu atsiranda labai stiprus, naktinis ypač kažkoks skausmas, vėmimas su kraujo priemaiša arba kaip kavos tirščiais. Tuštinimasis juodom išmatom. Tuštinimasis jo, tada jau tikrai rimčiau, jau labai rimtai, jau bėgt pas daktarą tada. Bet šiaip gal dar aš papildysiu, atkreip dėmesį, kaip tie simptomai koreliuoja su stresu. Jeigu darbo dienom simptomai ūmesni, o išvažiuoti atostogų savaitgalis visiškai atsijungit ir simptomai tiesiog kaip ranka nuimti, tai gali būti tos funkcinės žarnyno ligos. Tokiu atveju, kurios nieko nerandam, kad tenai būtų blogo, bet vis tiek žmogus blogai jaučiasi. Ir čia yra dėl darbo keisti. Nebūtinai, kad darbą pakeisti. Bet šiaip padėjau. Gali, kai kuriem, pavyzdžiui, gali šitas dalykas, bet kiti, keisk nekeitęs, vis tiek tas pats išlieka. Jeigu tiesiog, žmogaus labai irgi. Bet tai čia dar, gydymo prasme dar kartais net sunkesnės tos tokios ligos būna, nes tu, jeigu tu turi kokį refliuksą ar ten opą, tai tu sugeri vaistus ar ne, ir bakterijas skrandžio. Sugeri vaistus ir praeina simptomai. Čia labai toksai individualus labai dalykas ir sunkiau gydomos tos ligos ir pacientui,
sunkiau dažnai būna šito atveju. Tai toks. Paminėjo dar refliuksą, skrandžio rūgštingumas, tikrai aplinkoje irgi turim su viso šalutinę paletę dalykų, tai irgi ką daryti, kaip sumažinti šitas blogybės. Miego pozicija. Kaip miegoti? Arba ant kairės, arba ant nugaras. Bet pakėlus galvų gali. Nu, va čia, va jau. Realiai nugarą jau pakėlus. Toks, kad būtų. Nu, toks kampas, kad būtų. Jeigu miegos ten dešinės arba ant pilvo, tai, nu, tikrai ryte atsikelsit su rėmeniu. Jeigu turit jeigu polinkis. Tai ta pati mityba. Neprisvalgius. Jo, neprisvalgius miegoti bent kelias valandas prieš miegą. Produktai yra tam tikri, kurie skatina refliuksą, ar ne? Tai vėlgi tai yra visokie gazuoti, saldumynai, mėta. Aha, svogūnai česnakai. Svogūnai česnakai, pomidorai, kitiem ten pieno produktai. Bet čia labai toks irgi individualus dalykas, reikia atsirinkti kiekvienam, kaip kas veikia. Rūkymas. Alkoholis. Gal dar galit pavardinti, kokie yra tie būtent šalutinės ligos ir simptomai, kas gali kilti dėl būtent padidėjusio skrandžio rūgštingumo, nes kai kas, pavyzdžiui, pas mane aplinkoje, tai tik tai labai iš ilgo tyrinėjimo susivokė, kad oi, čia gal pagrindinė priežastis visgi ten ne stresas, ne kažkoks kitas sutrikimas, o visgi refliuksas. Bet šiaip realiai ir man irgi tas pats buvo. Kai prasidėjo visi skrandžio skausmai, ten toks irgi jauti rūgštys kyla, bet tos rūgštys ten visada kyla, čia koks skirtumas, o paskui pasirodo, kad tiesiog bakterija turi įsigydai bakteriją ir žiūri, kad galima valgyti, pasirodo. Ne, tai yra kam ir ausys, ir širdis, ir žodžiu, daug dalykų. Tai gali ir gerklės skausmas būti, ir sloga rytinė gali būti. Kosulys gali, dusulys gali būti. Labai daug. Jau man balsas dinginiai, taip. Jo, čia irgi vienas iš. O bakterija gali ir nesukelti jokių simptomų. Jo, tyliai sėdėti. Jo. Paslaptingu. O gerai, o kaip tada, kuriam momente ji vis tiek kažkur tai turi pasirodyti? Geriau tegu nepasirodo. Tai jau tu gali geriau pasakyti, kaip pasirodo, kas tada. Ne, jinai gali visiškai būti tenai, nesukelti jokių simptomų ir paskui tada jau padarai gastroskopiją ir randi kažką negero. Bet čia po 10-mečių dažniausiai būna negydomos tos bakterijos. Bet tai jeigu šiaip randa tą bakteriją, tai tikrai visai, kai ją nesukelia simptomus, bet jau geriau ją tada naikinti. Nes jinai... Kaip ten sako? Negyva. Vienintelė kažkaip gera helikobakterė, ta bakterija, tai negyva helikobakterė. Taip, pritariu. Palaikom. Ne, bet gali nieko ar nebūti. Gali būti, pavyzdžiui, labai ryškus simptomai, bet skrandis visiškai gražiai atrodo. Jinai tokia chamelionė. Bet ją reikia naikinti. Jo, bet ją reikia naikinti. O gerai, o koks, pavyzdžiui, gerai, žinau, kad nemažai ir procentų, kad gali grįžti, bet gal tada, kaip galima padaryti, kad jos neparsigrąžint išsigydžius? Savais įrankiais naudotis. Plaut rankas po tualetą, visa šeima turi būti. Turi plautis rankas tvarkingai, higiena, ta visa užtikrinama. Vyrai išgydyti. Arba antrą pusę. Nes jinai plinta realiai oraliniu fekaliniu būdu. Tai apgint čia, kad neapsikrėstum, tai paskui vaikai atsiranda, vaikai gali atnešti iš darželio. Ta higienas man labai svarbus dalykas. Ir tai neužtikrins. Supratai? Ne, aš tai žinau. Jau praeitas kelias, viskas gerai. Linkim, kad negrįžtų. Taip, labai norėčiau. Gerai, tai man atrodo, judėsim jau visai link pabaigos truputį. Gal tada tiesiog galim paakcentuoti jau svarbiausius dalykus, kas svarbu tam ilgamžiškumo kely, kad neprarasti ir sveiko proto, neprisidaryti per daug problemų ir neturėti labai daug ligų. Aišku, jums gal ir gerai turėti ką gydyti. Kaip balansą atras galim. Reikia turėti ką gydyti. Ir taip užtenka. Tai. Klientūros nemažinant. Man tai? Nusakyk. Tai gerai, vis tiek pagrindiniai tie dalykai.
mes jau ir minėjom, tai fizinis aktyvumas, bet fizinis aktyvumas irgi turi būti su protu. Būna, kad tas va labai, kaip čia, iš vienos priklausomybės šoka į kitą ir alint pradeda save labai. O vilko ant meškaus. Jo, ir tas alinimas būna iki tokių jau, man atrodo, kur viskas yra, antroji vietoje, bet pirmoji vietoje, kad aš va dabar turiu eiti pasportuoti, turiu padaryti, nedaug dėjo kilogramas ir panašiai. Čia jau blogai yra. Jau blogas šitas dalykas, jau čia tu jau turi malonumą teikti visą, tu turi rasti tokią fizinę veiklą, kuri tau būtų ne prievalė, ne kažkoks, kad reikia, o turi būti, malonumas, kad tu tą eini daryti, nes tau patinka ir tai tau duoda naudą. Tai gali rasti, sporto šakų, yra. Kokiu tik tai nori. Šitas dalykas, tai mytyba. Miegas, mytyba, Viduržemio jūros dieta. Rekomenduojama. Miegas ir, papildų, sakyk. Socialinių tinklų, ne socialinių tinklų, bet tiesiog visų ekranų ribojimai. Tai labai prisideda irgi, aš manau, prie šitų visų dalykų. Ir tiesiog buvimas su vietu ir laiku, su savo draugais, su savo šeima, artimaisiais, su savim pačiu galų gale. Tiesiog būti čia ir dabar be telefono, ne visai kas su ekranu, ne visai kas su ten kompu ar kažkuo. Aš manau, kad čia irgi labai prisideda daug prie ilgamžiškumo. Aš dar gal stabdį tokį biškį dėčiau tam tokiam greitam tempė visam mūsų. Mes žiūrim, norim dabar visko. Ir spėti pasportuoti, ir spėti ten nueiti, ir tą, ir karjerą čia ir panašiai. Ir labai save pametam visam šitam bandymė spėti. Ir dažnai atsigręžiam į save. Tada jau, kai pasiekiam kažkokį ar dugną, ar kažkokį lūžio tašką, lyga kažkokia, bet kas čia gali būti šitoje vietoje, tada jau būna per vėlų dažniausiai ir tada jau tas kraštus linksti toks. Gal reikėtų tiesiog sustoti, realiai ir savo pradėti daugiau, savo šeimai daugiau laiko. Tuos pačius tyrimus kraujo pasidaryti vieną kartą į pusmetį ar vieną kartą į metus. Tai čia irgi rūpestis savimi yra labai didelis, kuris irgi... Kas dar galėtų būti susijęs su rūpesčiu savimi, nes tikrai mes aplinkoje turim labai daug žmonių, kurie šitą apleidžia, pačios čia irgi nestebuklas, aišku. Vėliau kažką. Tai patarimų gal galim čia. Čia labai individualu turbūt, tai vieniems tai tą patį masažą kokį nueiti, ar nežinau, kitiems išvažiuoti kelionę, labai skirtingi, aš manau. Knygą paskaityti, pas daktarą tą patį profilaktiką. Vakarėlės su draugais ar su antra pusė, su panaris. Papildyti nori, pasakok. Čia toks bet galvoju, ar paskui, nebūna kartais, kad žmonės gal turi tą tokią baimę, kad man čia nieko nėra, tai ko aš čia pas tą gydytoją. Bet žinai, man labai patiko. Atrast reik nuo šito. Man labai patiko vieno politiko, neminėsiu vardais pavardėm, bet labai patiko frazė. Mus, kadangi pagal darbą kartą per metus tikrina, tai aš ir radau lygą. Sako, būtų nepatikrinę, aš jau turbūt per vėlai būčiau ją diagnozavęs. Tai čia tu eini ne tam, kad ieškot lygų, tu eini tam, kad profilaktiškai, kad tiesiog pasidariau, nusiraminau ir viskas. Aš daugam ir studentam, ir pacientam sakau, jūs technikinę mašiną varot kartą per metus, ar ten kas 2 metus. Tai save irgi reikia lygiai taip pat žiūrėti. Mes niekada nežinom, kas gali slėpti. Ir šiaip mes matom kartais tų jaunų pacientų, kur eina gyvenimas gražiai, tvarkinga vaga, ten vestuvės, visa ką, liga, kur nebepagydys. Ir vien tik dėl to, kad gal neatėjo pasidaryti tos profilaktikos. Aišku, ne visą laiką, ne visada ten tas visas ligas yra ir visokių ten tų situacijų būna, bet... kai kurias tą patį cholesterolį pasidaryti ir žinot, kad tu turi polinkį didesnį cholesterolį nuo jaunesnio amžiaus, tau nebūtinai reiškia, kad tu vaistus turi gerti, bet tu žinosi. Tai ir gal kažkokius gyvenimo būdo kažkokius pokyčius anksčiau padarysiu, o ne ten 40 kilbus, nežinau, užakusios kraujagyslės ar kažkas. Tai tiesiog čia rūpestis savim labai didelis yra pasidaryti tyrimus. Taip. Tai žodžiu, sustot, pabūt akimirkoj, pabūt su aplinkiniais ir svarbiausia rūpinti savimi. Čia labai sunkiai šiaip užduotis beprotiškai, nes tas tempas tai nesvietiškai greitas.
ir sakyti, oi, dabar biškutį pailsėsiu. Man pačiai kartais, gerai, aš dabar jau pailsėsiu, bet aš suprantu, kad aš dabar lyg ir ilsiuosi. Bet ten tai dar tiek sukasi, kad... Galva kitur. Galva tai stipriai. Ir tada galvoju, Dieve, tai dabar sėdžiu, jau galėjau seniai pasidaryti tą, ką planavau, o čia dabar va sėdžiu ilsiuosi. Bet va čia irgi yra mūsų kartos, man atrodo, tas minusas, kad mes nemokam tiesiog išjungti smegenų. Tinginiaut, kaip mano pusbrolis sako, aš moku baltą dėžutę padaryti. Jis tiesiog žiūri ir nieko nemąsto. Ir aš taip moku padaryti, ir pusbrolis moko, o mano geriausia draugė su juo draugauja, nu ir žodžiu. Ir sako, aš jų žiūriu ir nesuprantu, kaip jam taip išeina. Nu va, tiesiog. Atsijungi. Bet šitą labai iš tikrųjų reikia. Ir kiek, gerai, pažiūrėkim, kiek mes laiko prabūnam tam pačiam telefonui ir socialiniuose tinkluose. Jeigu mes va taip paskaičiuotumėm, kiek mes laiko praskrolinam, tai ko gero per tą laiką būtumėm spėję nuvažiuoti pas daktarą, pasidaryti kraujo tyrimus, dar gal net valgyti pasidaryti. Bet kartais ir skrolini, kad atsijungtų ir smegenų. Čia pas blogiausias. Nes vis tiek, viską atveikiam. Tada pradedi savo kažkokius kelt, nes paskrolinės pamatai. Ai, tai taip. Jo. Lūkesčiai vėl didesni savo, taip, tada vėl. Tai jau čia kitas įkėlė, aš dar nieko neįkėliau, tai jau reikia, aš irgi čia buvau. Vat jie tai tiek, o aš tai netiek. Kiek papildų suvartoju. Taip, čia visi tik tai sportuoja, sveikos mitybos, o aš ką padariau? Taip, ir tada dar ateina sakinys, jeigu nori viską spėsi. Taip. Kuo daugiau darai, tai tuo daugiau ir pasidarai. Dalinai teisingas, aišku, aš irgi jam pritariu, bet suprantu, kad kartais jis irgi kampą gali įvaryti. Tai... Ir blogybė šiokia tokia, aišku. Nu tai neliūdna, kad dar reikia. Kažkaip bandžiau pozityviai ir kaip visą laiką. Nu atsiprašau. Ne, taip, į pozityvą prašau. Aš jau užkėliau, nusileidom vėl žemyn, bet, žiūrėkit, apart jau visko, ką čia aptariam, vis tiek kažkaip pabūkit savo, pasigalvokit, susidėliokit patys savo taškus ir tada tikrai labai gražiai atsivers viskas ir labai užsimanysit pabūt su šeima, su draugais, pasidaryti ritualus kažkokius, nežinau, maistą gamint, pabūt tiesiog kartu, patylėt galų gale kartu ir jaust tą vienas kito šilumą. Tai va. Tai labai gražiai. Turim ką papildyti. Neturim. Puikiai savijauta, maistas, miegas ir visokeriopą gerovę. Tai ačiū Jums, kad šiandien buvot, ačiū žiūrintiems ir iki kitų pasimatymų.